Labas ir sveiki sugrįžę arba sveiki atvykę į mano kanalą. Jeigu čia esi pirmą kartą, mano vardas yra Aistė ir čia aš kalbu apie knygas. Šis video yra dar ir reklama, todėl kad gavau dovanų iš leidyklos Briedis. Gavau 3 nuostabias knygas, apie kurias nekantrauju pasidalinti. Šias knygas skaičiau visą lapkritį ir visą gruodžio mėnesį. Matot, iš knygų dydžio tikrai užėmė laikas perskaityti, bet visos man be galo patiko ir labai noriu jas parekomenduoti. Ir jeigu dar neskaitė, tikiuosi suintriguosiu paskaityti. Tai, kad leidykla padovanoja man knygų, neįtakoja mano nuomonės apie knygą. Vis tiek aš jas vertinu pagal tai, kaip man jas patiko skaityti, koks buvo turinys, kokios emocijos kilo. Ir tai nepriklauso nuo to, kad leidykla man šias knygas padovanoja, nes leidykla iš tiesų nėra atsakinga už tai, ar man knyga patiks ar ne. Todėl visada pateikiu savo nuoširdžią nuomonę, bet esu be galo dėkinga leidyklai Briedis už padovanotas knygas, už bendradarbiavimą. Tikrai labai džiaugiuosi už tokią galimybę. Tai kągi, naujus metus ir pradėsim su naujomis knygomis. Visos knygos yra labai skirtingų žanrų, tai pradėkim nuo pradžių. Ir pakalbėsime šiandien apie detektyvinį romaną Beprotė, apie istorinį romaną Carienė ir trečioji tai yra negrožinis literatūros kūrinys, tai yra iš Sveikatos enciklopedijos serijos knyga apie išmintinguosius hormonus, būtent apie moterų hormonus, apie moters ciklą. Tai tokia knyga labai naudinga moterims. Tai galbūt aš nuo jos ir pradėsiu, kadangi labai neišsiplėsiu. Ši knyga mane labai sudomino vien todėl, kad aš pati labai nedaug žinau apie savo kūną ir kaip jisai veikia ir ką daryti, kad jis veiktų tinkamai, kad tie hormonai būtų savo ribose ir veiktų tinkamai mano organizme. Tai iš tikrųjų, kadangi informacijos dabar galima rasti ir internete, bet jos yra daug, vieni sako vienaip, kiti sako kitaip, tai aišku, taip pat ir čia yra tik tais vienos gydytojos parašyta knyga. Tai nors ir tikrai daug yra čia gerų patarimų ir pasakojimų ir įvairiausių aprašymų išsamių, aš ir pati pasiėmiau iš čia nemažai ką jau ir dabar esu pritaikiusi savo gyvenime, tačiau taip pat noriu pasakyti, kad jei skaitysit šią knygą, rasit čia kažkokių patarimų, tai nereikia visko priimti kaip vienintelį teisingą dalyką. Aišku, čia tikrai yra išanalizuota daugybė šimtų mokslinių straipsnių ir pačios gydytojos sudėta darbinė patirtis, tačiau kiekvienos moters organizmas vis tiek yra kitoks. Nepaisant to, tai didžioji knygos dalis iš pradžių užima tiesiog pasakojame apie moters ciklą, kaip jį suvokti, kas vyksta kokiu ciklo metu, kaip savo padėti išvengti, pavyzdžiui, nuotaikų svyravimų, ar skausmų, ar spazmų ir panašiai. Tai moteris supranta tuos dalykus, tai visa tai, kas dedasi su mūsų organizmu, viską čia labai išsamei ir gražiai ir suprantamai, paprastai žodžiais paaiškina mums šitą gydytoją Dr. Aviva Romm. Tai iš tikrųjų labai man patiko, aš net pati nežinau daugybės dalykų, tai prisiklijavau lipnių lapelių, kur tinkantys man yra patarimai. Toliau knyga nuveda ir prie įvairiausių skirtingų tiek ir sutrikimų, negalavimų, nuo tų pačių spazmų iki, pavyzdžiui, endometriozės, kaip atpažinti. Yra daugybė iš tikrųjų testų, kuriais galim pasitikrinti, ar, pavyzdžiui, turim polinkį į tam tikrą kažkokią tai sutrikimą ar ligą, ar galbūt jeigu jaučiam, kad kažkas su mumis yra negerai, galim bent jau tokį preliminarų testuką padaryti ir tuomet, jeigu, pavyzdžiui, daug atsakymų yra taip ar sutampa, galbūt tuomet informuoti savo gydytoją, kad turite įtarimą, kad galbūt jums yra tai ir galbūt reiktų papildomų kažkokių testų tai išsiaiškinti. Taip pat knyga turi ir išsamius protokolus, net yra išskirta tokia pilka linija. Tuoj aš atversiu. Ta pilka linija yra išskirti asmeniniai protokolai, čia susiję su skirtingomis priežastimis, tai gali būti tiek pat ir spazmai, PKS, endometriozė, menopauzė, vaisingumai ir panašiai. Ir kiekvienam tam protokolui yra paaiškinimai, įvairiausi patarimai, pavyzdžiui, kokius naudoti maisto papildus, ar kokį maistą rinktis, kokią maisto atsisakyti, ką reiktų įtraukti į savo gyvenseną, kokius galbūt daryti pratimus ir panašiai. Čia yra netgi labai daug tradicinių tokių žolininkystės patarimų. Ne visą laiką pirmiausia reikia griebtis tablečių ar kažkokių tai sintetinių papildų, nors aišku,
Man labai ir patiko tai, kad gydytoja nesiremia vien tik kažkokia viena praktika. Jie siūlo tiek ir, pavyzdžiui, žolelių arbatų, tiek ir, tarkim, tam tikrų vitaminų ar maisto papildų. Taip pat nenusigrėžia į kažkokią tai vieną mitybos gyvenseną. Tai nors ir iš tikrųjų dažnai minimas yra tai, kad turėtų būti, pavyzdžiui, mažinama mėsos, tačiau kiekvienam protokole yra įtraukta ir tai, kaip žmogus gali prisitaikyti, tarkim, savo tą gyvenseną. Rašyti yra produktai, kuriuose yra gausu tam tikrų vitaminų, kodėl būtent tie produktai būtų naudingi ir visa kita. Knygos pabaigoje taip pat yra pateikiama daug ir receptų ir netgi lentelės, kur parašyta kiekviena tiek vaistažolė, tiek maisto kažkoks vitaminas ar vitaminų grupė, pavyzdžiui, vitaminas B, K, ten kalis ir panašiai, ką jie daro mūsų organizme ir kodėl ir kada mes turėtume juos vartoti. Tai labai naudinga lentelė. Tai iš tikrųjų jie atrodo šitaip, čia yra kelių puslapių ta lentelė ir čia, kaip ir sakiau, tiek ir nuo, pavyzdžiui, jodo kaip vitamino, tiek iki žaliosios arbatos, ką jie daro mūsų organizmai, pavyzdžiui, spanguolės. Tai aš tikrai prisižymėjau, ką ir gale tų receptų tikrai nemažai radau. Tai čia įvairiausių nuo arbatų iki pietų dubenėlių, iki įvairiausių marinatų ir saldumynų ir visko. Tai iš tikrųjų ši knyga yra tobula. Sužinoti daugiau tiek apie save, tiek prisitaikyti savo gyvenime, kad būtų geresnė mūsų pačių vidinė būklė ir sveikata. Iš tikrųjų, iš šios knygos, būtent savo prisitaikysiu tam tikrus gydytojos patarimus, aš nustojau gerti daug kavos. Aš niekada negerdavau ypatingai daug kavos, gerdavau 2, kartais 3 puodelius kavos per dieną, bet iš tikrųjų paskaičiusi būtent, kas man būtų naudinga, tai gydytoja rekomenduoja arba atsisakyti kavos, arba neviršyti tam tikrą miligramo kofeino kiekį. Tai aš dabar geriu kavą tik tais 1 kartą per dieną, tai yra kartu su pusryčiais, pavalgius pusryčius ir iš tikrųjų pirma savaitė buvo gan tokia keistoka, nes atrodė, ką aš turiu tada gerti ten dienos metu, kažkaip nesinori imti tos arbatos, nes kava nėra arbata, bet labai jau pripratau ir daugiau nei mėnesį laiko jau dabar geriu tik 1 tą puodelį kavos per dieną ir atrodo, kad ir energijos daugiau, kas gan keista yra, ir ta arbata skanesnė, ir šiaip organizmai pačiam jaučiasi tikrai daug geriau. Tai dar keletą dalykų taip pat prisitaikiau, tai galbūt tiek ta kava, tiek kiti patarimai, bet sveikata tikrai mano vidinė dabar yra geresnė. Tai bent jau aš galiu užtikrinti, kad tikrai daugybė patarimų yra labai naudingi, reikalingi, o pateikiama informacija tikrai suteikia daugiau žinių apie mus. Tai va, tai moteriams tikrai ši knyga yra labai naudinga. Jeigu dar neskaitėt ar neįsigijo, tai tikrai labai rekomenduoju. Gerai, o dabar jau pereisim prie grožinės literatūros, galbūt kažkam yra įdomesnė ši literatūra, ar nebuvo aktualu sužinoti apie būtent hormonus ir moters sveikatą, tai pereisim prie kitų knygų. Ir pradėsim nuo Beprotės. Ši knyga man be galo patiko. Aš gal ką pamiršau paminėti, kad visos 3 knygos yra minkštų viršelių, kas man labai patinka. Aš labai nustebau, kai atidariau siuntą ir pamačiau, kad net ir ta didžioji hormonų knyga ir Carienė netgi yra minkštais viršeliais. Aš visada rinkčiau minkštus viršelius prieš kietus, tikrai ir daug lengviau knygą nešiotis, ir lengviau jį vartosi, ir tie viršeliai nėra tokie skysti, kad užkliuvus kažkur atšiptų kampai ar susilankstytų. Yra iš tokio gan storesnio kartono, jis yra pakankamai tvirtas, bet vis tiek pakankamai minkštas. Tai tikrai aš šias knygas ir nešiojausi ir visur buvau net ir numetus, bet nei truputėlio nečiupo nei kampai, nei nugarėlės, nieko, tai labai kokybiškos. Gerai, perinam prie Beprotės. Knyga Beprotė mane iškart suintrigavo viršelis, labai gražus viršelis, ir iš tikrųjų ši knyga klasifikuojama kaip detektyvinis romanas. Bet paskaičius knygos aprašą man kilo ir toks įspūdis, kad tai bus šiek tiek ir toks mistinis, paslapties turintis romanas, tokia kaip ir drama. Ir aš galvojau, kad tai bus labiau kaip trileris, bet pradėjus skaityti knygą supratau, kad čia yra toks žanrų miksas, kuris taip įtraukė mane į tą knygą, kad aš perskaičiau ją per kelias dienas ir negalėjau atsitraukti, nes knyga geba išlaikyti tą įtampos tašką aukštai visos knygos metu, tai tiesiog nenoriu padėti knygos, nenoriu užversti jos, noriu sužinoti visą istoriją. Ir istorija iš tikrųjų labai yra įdomi. Šioje knygoje yra kalbama apie patyčias, nusižudymus, žiaurius tokius gan gyvenimo įvykius, kur gali nuvesti patyčios. Tai tikrai knygoje yra ir tokių
aštrių temų ir aštrių scenų, tai nežinau, ar kiekvienas norėtų imti šią knygą, bet taip pat ir nebuvo čia kažkas ypatingai žiauraus, kas priverstų susiraukti ar užversti tą knygą. O istorija yra tokia, kad mūsų pagrindinė veikėja Emilija dabar jau yra suaugusi moteris, beveik jau 30 metų, ji dirba psichoterapeutė, turi sužadėtinę, turi namą ir nors ji yra psichoterapeutė, tačiau pati savo viduje nėra susitaikiusi su tam tikrais įvykiais, kurie nutiko jai paauglystėje, kuriuos ji įvykdė paauglystėje. Ir iš tikrųjų būtent tie įvykiai jai iš atminties iškilo tuomet, kai ji sužino, kad viena iš jos buvusių mokyklos draugių nusižudė. Ir tuomet atsiveria tiesiog Pandoros skrynia ir labai įdomiai eina istorija, kadangi pasakojama yra iš Emilijos perspektyvos, o Emilija mokykloje buvo grupelėje kartu su 6 merginomis, kurios save vadino harpijomis. Tai buvo populiariosios mokyklos merginos, kurios buvo iš pasiturinčių tėvų šeimos, tikrai galėjo sau leisti viską. Į kiekvieną mokinį žiūrėjo kaip į žemesnį už save, juos tikrai žemino ir tyčiojasi ir įsivaizdavo tiesiog, kad yra geresnis už visus kitus. Manau, kiekvienas pagalvojęs apie save paauglystę prisiminsit, ar jūs patys buvot, ar tikrai žinosit tuos būtent žmonės, kurie mokykloje būtent ir elgėsi taip. Dėl šios priežasties, kai aš skaičiau daugumą apžvalgų kitų žmonių, kurie skaitė šią knygą, tai dažnai atsiliepiama yra tai, kad, ši knyga yra paaugliška, labiau paaugliams tinkama nei suaugusiems žmonėms, bet iš tikrųjų, aš manau, gan priešingai, taip, tai yra knyga, kurioje daug turinio yra būtent apie paauglius ir paauglių elgesį, tačiau ji nėra paaugliška, todėl kad Emilija ir kitos merginos prisimena savo elgesį dabar, kai jau yra suaugusios, o ne būtent žiūri į įvykį tomis akimis, kai jos buvo tų 14 metų paauglės ar 15 metų paauglės. Tai visiškai ir kitokios emocijos kyla ir kitaip suvoki dalykus. Todėl man labai patiko, nes iš tikrųjų nesu skaičiusi dar tokios knygos, kur būtų būtent tos populiariosios merginos, tarp kurių buvo ir Emilija, ir ypatingai Emilija daug prisimena tų įvykių iš praeities. Kaip dabar jai yra gan skaudu netgi suvokti, kad ji taip baisiai ir šlykščiai ir žiauriai elgėsi su kitais mokiniais ir jai vos negėda yra, kad ji taip baisiai elgėsi, nors tuo metu ji tiesiog norėjo pritapti, nesuprato, kad elgėsi taip blogai ir dabar tiesiog išgyveno tos įvykius visiškai kitaip. Tai man atrodo, kad ši knyga yra tikrai brandi. Na ir iš tikrųjų, kaip ir minėjau, kad po tam tikrų įvykių atsvėrus tai Pandoros skryniai, tuomet turinys ir pradeda eiti dviem kryptimis. Vienas turinys yra apie dabartį, kurio metu mes pamatom tokius pliūpsnius iš praeities, kuriuose pamatom, kaip merginos elgėsi tuo metu su viena tokia mergina Grace, kuri iš tikrųjų ir buvo ta tokia nepritampanti, nelabai pasiturinčių šeimos, iš tikrųjų tik mamą turėjusi mergina, kuri labai norėjo pritapti prie tų populiariųjų merginų. Ir harpijos pagalvojo, kad būtų labai įdomu pažiūrėti, iki ko gali privesti jų elgesys. Ir kiek toli jos gali su savo žiauriu elgesiu nueiti, niekaip nebūnant nubaustoms. Tai iš tikrųjų daug ką merginos darė šioje knygoje, tikrai daug yra įvykių. Ką tos harpijos darė tiek su Grace, tiek pačios viena su kita, tiek su kitais mokiniais. Tiesiog išbandyti, kiek žiauriai ar kiek nusikalstamai jos gali elgtis ir vis tiek išlipti sausos iš balos. Tai tirštas ir sunkus turinys, tikrai daug ir paliečiantis emociškai ir supranti tas emocijas, kurios tiek virė tuomet, tiek virė dabar ir dabar jau persipynė. Bet visos istorijos, kas buvo paauglystėje tom merginom, Emilijai ir harpijoms, mes nesužinom. Jie ateina tokiais pliūpsniais. Užtat vis yra palaikomas tas aukštas taškas, nes mes vis norim sužinoti, tai kur yra tas pagrindinis baisusis didysis įvykis, kuris privedė Grace prie dar baisesnių įvykių, kuris po daugybės metų dabar atsivėrė į Pandoros skrynią ir pradėjo dėtis kažkokie keisti dalykai. Tai kas dabar vyksta, ta
dabarties turinys knygoje iš tikrųjų yra susijęs būtent su ta Grace mergina ir vienos iš harpijų nusižudymu, ir suėjusios merginos bando išsiaiškinti, kodėl kažkokie mistiniai keisti dalykai vyksta jų gyvenime. Ir daug čia yra pokalbių šioje knygoje, kadangi po to baisaus įvykio merginos, visos 6 harpijos, nustojo viena su kita bendrauti ir jos nebendravo daugiau nei 10 metų. Ir tie susitikimai, tie prisiminimai, kaip dabar kiekviena mergina skirtingai mato, kaip jau ir minėjau, Emilijai tai yra gėda ir sunku ir skaudu prisiminti, ką jį darė paauglystėje, tačiau kitoms harpijoms taip nėra. Kitos iš 6 harpijų mano, kad viskas buvo gerai. Kitos galvoja, kad tiesiog buvo paauglės ir kvailai elgėsi, bet kas buvo pražuvo. Tai iš tikrųjų daug skirtingų požiūrį į tą pačią situaciją yra pateikiama. Ir tiesiog man labai patiko ši knyga. Galbūt kažkam, kas jau yra skaitę daug detektyvų ir daug trilerių, ši knyga gali pasirodyti viena iš tokių paprastesnių ar lengvesnių, ką aš ir mačiau daugumoje kitų apžvalgų. Bet man, aš tikrai nesu skaičiusi daug dar detektyvų ir trilerių, tuo labiau tai labai užkabino ši knyga ir aš ją labai greitai perskaičiau ir man atrodė, kad ši knyga turėjo ir pradžią, ir kažkokį turinį, kulminaciją, plot twistą, kuris buvo netikėtas, įdomus. Aš visiškai nesitikėjau, kad taip išsirutulios ir taip atsiriš tą turinio kulminaciją. Aš nesitikėjau būtent, kad taip turinys pasisuks. Ir mane tai nustebino, ir mane tai sužavėjo, ir knyga turėjo pabaigą. Ir nors ta pabaiga buvo su tokiu klaustuku, tačiau aš ją pamačiau gan aiškiai. Bet dėl to klaustuko manau, kad kiekvienas skaitytojas galbūt šiek tiek ir kitaip suprastų tą pabaigą. Bet man jį patiko, ji buvo tokia užbaigta. Tai va, ši knyga tikrai pavažinėsis linksmaisiais kalneliais, tikrai labai įvairiapusiškai palies įvairiausias temas ir labai rekomenduoju, jeigu jums patinka knygos su tokiais paslapties ir mistikos prieskoniai, šiek tiek detektyvinio turinio, šiek tiek turinio paliečiančio emocijas, patyčias, kaip žmonės dabar gyvena su prisiminimais apie praeitį. Tai tikrai paskaitykite šią knygą, tikrai turėsit gerą laiką ir bent jau aš tai tikrai labai rekomenduoju. Na ir paskutinioji knyga, kurią aš iš tiesų skaičiau visą gruodžio mėnesį, kadangi ši knyga yra tikrai virš 500 puslapių. Virš 500 puslapių yra ši knyga ir labai tekstas yra smulkus, tai skaitimo yra daug. Plus, ši knyga nėra lengva, tai yra sunki, tiršta, tamsi knyga, pilna tokių skaudžių gyvenimo įvykių. Tikrai atrodo, kad tik panašios temos kalbėjau apie beprotę, bet tikrai Carienė tai daug tamsesnė yra už knygą Beprotė. Ir tai yra istorinis romanas apie Martą, kuri išteka už Petro Didžiojo ir tampa Jekaterina I. Ir aš nežinojau nieko apie šią moterį, aš nežinojau nieko apie Petrą Didįjį. Man istorija, ta tikra istorija, nėra labai įdomus dalykas, bet istoriniai romanai man patinka. Ir kadangi aš nieko nežinojau apie tikrąją šios moters istoriją, tai man ši knyga labai patiko. Aš net stebėjausi vietomis tam tikrais įvykiais ir tada jau pasitelkiau interneto pagalbą, paieškojau jau tos Jekaterinos I ir to Petro Didžiojo ir jų istorijos ir pasirodo, tie įvykiai buvo tikri. Ir aišku, čia yra lyrinių nukrypimų, aš jau supratau tai paskaičiusi kitų žmonių apžvalgas, kurie tikrai žinojo šios moters istoriją, kad tikrai yra lyrinių nukrypimų, čia jau autoriaus vaizduotė. Bet man kaip nežinančiai istorijos tai labai patiko knyga, nieko neturiu blogo apie ją pasakyti. Galbūt tik tais, kad ji buvo šiek tiek per ilga. Kartais tikrai turinys buvo ištemptas, aprašant įvairius pokylius ar įvykius, kurie galėjo tikrai būti sutrumpinti, bet jie buvo labai išplėsti, su plačiais aprašymais, ten mūšių scenomis. Ir
įvairiais kitais įvykiais, tai mano nuomonė tikrai galėjo ši knyga būti apie 400 puslapį, nereikėjo būti tokia ilgai, bet vis tiek aš su malonumu ją perskaičiau, nors ir man užtruko laiko perskaityti šią knygą. Vienas toks palengvinantis dalykas buvo trumpi skyriai. Skyriai buvo nuo 1 iki 5 puslapių ilgio, tai iš tiesų atrodo, kad skaitosi knyga greičiau, kai tų skyrių yra daugiau. Bet tie skyriai vieni su kitais labai gražiai persipinę, tai kartais net nepajunti, kaip jau perskaitai, nežinau, 10 skyrių ir beveik 100 puslapių. Tai ši knyga vaizduoja Martą, jos gyvenimą nuo paauglystės iki tapimo vergė, iki tarnaitės, iki meilužės, iki Jekaterinos I tapimo ir pirmosios Rusijos carienės tapimo, kai ją karūnavo. Tai labai daug gyvenimo metų yra sudėta į šią knygą, kelios dešimtys ir per tą gyvenimą tikrai buvo daug įvykių. Man patiko, kad knyga pasakojama iš pirmo asmens perspektyvos, tai yra iš Martos, aš dariau, aš ėjau, man nepatiko, man patiko. Kai pradėjau skaityti šią knygą, supratau, kad mažai tokių knygų yra. Mažai yra pasakojama iš pirmo asmens perspektyvos, bet tai man labai patiko, aš norėčiau daugiau tokių knygų paskaityti. Man pavyko įsijausti labiau tuomet į tą Martos asmenybę, pajusti būtent ką ji jautė, nes tai nebuvo pasakojama iš Marta jautė, o buvo pasakyta aš jaučiausi. Nežinau, man tai labai patiko, norėčiau daugiau tokių knygų paskaityti. Tai iš tikrųjų labai stipri moteris, kiek jai visko teko ištverti, aš tai negaliu patikėti, bet koks kitas žmogus būtų pasidavęs, bet ši moteris tikrai ištverminga, kovojanti už save, kovojanti už savo gyvybę, kad ir kaip jai sunku būti, vis tiek nepasidavė, stengiasi rasti tą išeitį ir tikrai galima pasimokyti daug iš šios moters. Jos gyvenimas tikrai nebuvo lengvas, tikrai daug iššūkių metęs ir daug skausmingų įvykių. Mane labai nustebino tai, kad Marta turėjo 12 vaikų, bet praktiškai visi nesulaukė net kelių metukų, kai kurie mirė po kelių dienų, kai kurie net buvo neišnešiotukai, tai labai sunku yra moteriai su tuo susitaikyti, bet Marta viską įveikė ir vis stengdavosi pagimdyti tą sveiką berniuką ir visi laukdavo, bet iš kitos pusės, kiekvieną kartą, kai Marta vėl laukdavosi, tikėdavosi, kad bus berniukas. Tai man gan keista buvo, aišku. Tuo metu kiti standartai ir visa kita. Tai buvo 1600 pabaiga, 1700 pradžia, tai ką čia kalbėti apie tas moters teisės ir mergaitės džiaugsmą. Tai iš tikrųjų kiekvieną kartą, kai Marta laukdavosi, sakydavo, aš laukiuosi caraičio, berniuko. Ir atrodo, kad tada ta mergaitė gimusi iš vis neturi jokios reikšmės ir visiškai yra nelaukiama. Bet iš kitos pusės pažiūrėjus, nors ir moters vieta buvo tikrai va čia, o vyro vat kažkur ten, vis tiek Marta sugebėjo save išlaikyti gan aukštoj pozicijoje ir gan reikšmingai ir ypatingai daug įtakos turėjo, kai bendravo su Petru. Tikrai parodė savo valią, savo valdžią ir tai, kad yra stipri moteris, o ne kažkokia tai tiesiog pastumdėlė, nors ir jį iš pradžių buvo tik tais Petro meilužė. Ir tas sugebėjimas parodyti, kas aš esu ir kad aš esu verta būti išklausyta, aš esu verta, kad į mane žiūrėtų kaip į žmogų, ne kaip į kažkokią pastumdėlę, man labai patiko. Ta tokia tvirtybė. Daug knygos turinio taip pat užima ir įvairūs mūšiai, karai, pokyliai įvairiausi, kelionės užimančios ilgą laiko dalį. Tai per būtent tokius turinio aprašymus mes pamatom daug tuometinės kultūros, tuometinės medicinos, tuometinio suvokimo apie pasaulį, apie žmogų, apie tiesiog kultūrą visą. Tai vietomis tikrai buvo tokių keistų vietų. Aišku, tuo metu tai atrodė normalu, tai buvo priimtina, tačiau dabar mes to jau nebesuvokiam, tai man vietomis buvo anksčiau taip darė, kodėl, keista, ar va kokie buvo laikai anksčiau, ypatingai tie pokyliai, per kuriuos ten visko būdavo. Ir vienas turinio aspektas, kurį daug pamini žmonių, kas skaitė būtent Carienės knygą, tai ištvirkavimas, tos scenos. Taip, jų yra šioje knygoje,
Ir taip, jos nebuvo itin gražios, itin malonios, itin priimtinos, bet man tai atrodo normalu, tai yra istorinis romanas, ypatingai tais laikais parodo, ką galėjo daryti žmonės turintys valdžią, ką galėjo daryti žmonės esantis toj visuomenės viršūnėje ir turintys įtaką, galią ir daug pinigų, galėjo daryti bet ką. Ir tai puikiai yra atvaizduota šioje knygoje, nuo visų ištvirkavimų iki gerimų, iki pokylių. Todėl man nepasirodė čia kažkas tokio išskirtinio, įspūdingo, netikėto ar nepatinkančio. Tikrai čia nebuvo jų per daug, tos scenos buvo iš tikrųjų gan trumpos ir tokios neįspūdingos. Man atrodo, šiuolaikinėse meilės romanuose suaugusiems, kurie yra su S ženkleliu, ar tiesiog jose yra labai daug tų meilės S scenų, dar atviriau ir dar išsamiau ir dar daugiau yra tokių aprašymų, šioje knygoje tikrai net tiek nebuvo. Tai man, bent jau mano nuomonė, ši knyga tuo atžvilgiu yra švelnesnė nei tokios knygos kaip pavyzdžiui Pralaužtas ledas, kuriuose tikrai buvo daugiau tokių įvykių aprašoma. Tai čia mano tokia nuomonė. Tai tokia yra knyga Carienė apie labai stiprią moterį, sugebėjusi save iškelti ir nuo dugno iki pat Rusijos carienės. Daug įvairiausių įvykių per daugybę metų čia įvyko. Tai tikrai paimsit šią knygą į rankas, nesitikėkit, kad tai visų pirma bus labai atitinkantis istoriją kūrinys, kiek jau aš supratau. Antra, tikrai turėsit daug skaitimo. Trečia, čia yra labai daug įvykių, tai tikrai turėsit ilgą kelionę su šia knyga, tikrai daug ką pamatysit ir daug kur ir stebėsitės, ir emociškai palies, ir supykdys, ir prajuokins, ir tiesiog visko yra šioje knygoje. Tai tikrai toks knyga nuotykis. Tai jei dar neskaitėt, galit tikrai išbandyti. Žinau, kad yra ir antra knyga šios serijos, tai yra Carienės duktė, kur jau bus pasakojama apie Jekaterinos I dukterį. Tai va, tiek norėjau papasakoti. 3 tikrai įspūdingos, įdomios, kupinos nuotykių, kupinos turinio, įtraukiančio ir nepaleidžiančio turinio knygos. Man jos visos labai patiko, tikrai buvo ir vertingos, ir naudingos, ir tikrai skaitysiuos ateityje, tikrai beprotė, visiems labai rekomenduosiu, kam patinka detektyviniai, mistiniai tokie romanai. Carienė tikrai rekomenduoju istorinių romanų mėgėjams, o Išmintingosius hormonus tikrai duosiu paskaityti ir tikrai rekomenduosiu kiekvienai moteriai. Jau mano mama skaitė šią knygą ir taip pat sakė, kad daug naudingų patarimų pasiėmė iš šios knygos. Tai va, jeigu dar neskaitė, tikiuosi suintrigavau kažkurią tai knygą paimti, išbandyti, paskaityti. Jeigu skaitėt, parašykit komentaruose, kuri jums knyga patiko ir kodėl, ar kokį įspūdį sukėlė kažkuri tai iš šių knygų. Na ir ačiū dar kartą leidyklai Briedis už tokias nuostabias dovanas, tikrai turėjau nuostabų laiką. Ačiū Jums, kad žiūrėjote šį video, nepamirškit paspausti subscribe, jeigu to dar nepadarėt, tai padėsit mano kanalui augti ir nepraleisit ateinančių video, tik nepamirškit paspausti po prenumeratos skambutį, tuomet Jums ateis pranešimai, kai išeis naujas video. Tai ačiū dar kartą, kad žiūrėjot ir susitiksim kitame. Ate!